Labukas, mano vardas Milda ir čia yra mano kanalas apie siuvinėjimą. Ką aš siuvinėjau 2024, papasakosiu šitame video. O ką aš planuoju, kokius procesus persikeliu į 2025, parodysiu kitame video. Šiek tiek kalbėsiu šiame, bet žiūrėsim. Taigi šiame video aš pakalbėsiu apie 2024, ką siuvinėjau, ką dabar siuvinėjau. Šiandien yra sausio 20. Ir čia matote mano pagrindinį projektą, kurį aš norėjau baigti 2024, bet jie nepavyko baigti. Likę yra iš tikrųjų labai nedaug, nes kaip aš žiūrėjau senos nuotraukas, 2023 siuvinėjau kažkur iki čia. Ir pavyko išsiuvinėti iš tikrųjų gana daug. Ir šiuo metu, kur esu, aš parodysiu, bet yra likę itin nedaug. Atsiprašau dėl blizgesio, bet šita schema yra su tokiu plastikiniu paviršium ir prieš šviesą jinai blizga. Tai dėja nieko pakeisti negaliu. Tai man iš tikrųjų šitam darbė yra likę šitas namelis su šito paršiuku, pabaigti čia ir pabaigti čia. Labai daug iš tikrųjų pasistumėjau spalio mėnesį, lapkričio mėnesį išsiuvinėjau iš tikrųjų nedaug, tik va šitą dalį, o gruodžio mėnesį visiškai neturėjau laiko ir noro ir praktiškai padariau tik tais 46 kryžiukus kažkur čia. Sausio mėnesį jau siuvinėjau 3 dienas iš tikrųjų tik tais ir man pavyko išsiuvinėti šitą dėduką. Čia pasiuvinėjau ir šitą ropę siuvinėjau. Čia yra likę ropės lapai. Ir čia yra, tik tais čia tuščia vieta, kur reikia siuvinėti. Tai labai tikiuosi pabaigti gana greitai šitą. Ir judėti prie kitų projektų. Lapkričio mėnesį man pavyko pabaigti 2 projektus. Tai čia yra šitas šokoladinio pyrago gabalėlis ir šitas yra pavlova. Ir čia baigtas spalio mėnesį, man atrodo spalio mėnesį, sūrio torto gabalėlis. Daugiau aš neatsimenu, ką siuvinėjau, bet iš viso per 2024 metus aš baigiau, man atrodo, 10 tokių miniatiūrų. Tai yra, kaip čia jums parodyti, ežiukas. Paskui yra 2 debesėliai, vienas lietaus, kitas jau po lietaus su vaivorykšte. Toliau. Krenta viskas. Kaštonas. Ir toliau yra gilė ir moliūgas. Taip pat siuvinėjau Dimensions, tiksliau pabaigiau Dimensions vieną ornamentą. Tai yra šitas ornamentas. Viršelio šiuo metu neturiu prie savęs, bet čia, nemažai kas siuvinėjo, tai šitas buvo baigtas pernai. Jie yra būtent, pradėjau šitą projektą pernai. Tai šitą pabaigiau pernai, šitą pabaigiau šiemet, jis pradėtas pernai. Ir aišku, norėtųsi baigti, dar čia trūksta 4. Tai iš viso bus 6, tai norėtųsi šiais metais pabaigti. Taip pat šiais metais siuvinėjau keksiuką, bet matot, nebaigtas. Irgi gana lengvas, mažas darbelis, bet
Nu, taip išėjo, kad nebaigiau. Tiesiog viską, ką planavau siuvinėti lapkričio, gruodžio mėnesiais, nepasiuvinėjau, nes atsirado kitų dalykų. Kai paskaičiavau, kiek aš siuvinėjau, aš iš tikrųjų galvojau, kad tikrai labai nedaug, bet gavosi beveik 27 000 kryžiukų padaryta. Aišku, su kai kuriom merginom lyginant, tai čia nėra daug. Kai kurios padaro pusę tiek per vieną mėnesį. Bet aš, kadangi aš labai retai siuvinėjau, man reikia, nežinau, ten kiekvieną kryžiuką padėti tobulai į vietą ir aš ten kučiuosi prie to siuvinio. Tai aš iš tikrųjų išsiuvinėjau nedaug ir aš pakankamai patenkinta savo progresu, nes iš tikrųjų soda, šitas darbas, jisai pradėtas 2016 ir aš turėjau išsiuvinėjus tik tą medį, čia biškį kelio, vieną ratą, čia šitos krūmus. O dabar va ką turiu, tai čia iki čia buvau išsiuvinėjus 2023 ir visas kitas 2024 progresas yra ir 25 praktiškai likę labai minimaliai. Čia šitie nidelmanderiai susikabino. Tai va tiek, ką aš padariau per tą laiką, kol manęs nematėt. Iš tikrųjų gana nemažai, bet iš kitos pusės gana nedaug. Bet aš patenkinta savo progresu ir tikiuosi susitiksim vėl greitai. Iki.